Šios dienos pamokos užduotis – pasirinkti Canvoje Facebook paskyros viršelio šabloną ir jį pritaikyti savo temai. Kodėl reikia kartas nuo karto keisti Facebook paskyros viršelį? Naujų paskyros viršelių kūrimas gali pritraukti dėmesį, padidinti paskyros patrauklumą bei parodyti jūsų asmeninį arba verslo stilių. Tai yra galimybė išsiskirti ir perteikti savo unikalumą socialinėme tinkle. Taigi keliaujame į Canvą ir stačiakampyje violetinėme lange mes matome daug ratukų, mums reikalingas raudonas ratukas socialiniai tinklai ir būtent tai yra Instagramas, Facebookas ir LinkedIn. Kadangi mes kuriame Facebookui, mes renkamės Facebooką ir mums paspaudus ant Facebook mums iškrenta pasirinkimas visų formatų, ką galima kelti į Facebook platformą. Taigi mes renkamės Facebook viršelis. Šis viršelis tinka ir grupės viršelį kurti. Taigi mes atsiverčiam baltą langą. Dabar kursiu savo Facebook paskyros viršelį ir jame aš noriu pažymėti, kad vyksta mano online kursas Canva gidas pradedantiesiems. Tai būtent šią temą aš noriu ir sukurti savo Facebook viršelį. Viršuje paieškoje įvedžiau online kursas, kad rasčiau daugiau šablonų tinkančių pagal šią temą. Pasirinkau pagal savo spalvinę gamą, kad man tiktų ir tiesiog rašau tekstą, lietuvišką tekstą vietoj angliško teksto ir dėlioju šį šabloną. Ir jeigu jūs pamatysite, jį reikia truputėlį pakoreguoti, nes jeigu mes jį paliksim taip, kaip jis dabar yra, tai jis tikrai netiks mūsų paskyros viršeliui. Ir kol aš dėlioju lietuvišką tekstą ant šio šablono, noriu pasidalinti tokią mintim, kodėlgi vis tik mums reikia dažniau atnaujinti savo paskyros viršelius. Juk mūsų paskyros socialiniuose tinkluose tai tarsi online ofisai ar namai, į kuriuos užeina mūsų sekėjai, draugai. Ir tarkim, jeigu pas mus namuose ar biure nevalyti langai ar kažkokios nutįsę užuolaidos, kokį mes įspūdį paliekam užėjusiems į mūsų biurą ar namus. Tai lygiai tas pats ir čia socialinėje erdvėje. Sekėjai užeina į mūsų paskyrą ir ką mato? Prieš 5 metus įkelta nuotrauka ir viršelis nieko konkretaus nepasakantis apie jūs. Sekėjai net nesivargina žiūrėti, kokiu turiniu mes dalinamės. Na va, ištrynėm nereikalingą mums paveikslėlį ir kairėje pusėje mes galime keisti spalvas. Yra rodiklėlės, kur pelė mano dabar. Ir mes spaudžiam ir čia yra šablonas iš 3 elementų ir 2 galima sakyti spalvos 3 elementuose ir tiesiog keičia spalvas, keičia vietas. Tai galima pažaisti ir su tuo. Dabar vietoj ištrintos nuotraukos ar elemento aš einu ir išsirinksiu savo kažkokį tai paveikslėlį. Na, šį kartą, kadangi susiję su Canva, tai aš renkuosi Canva. Ir kas mums nereikalinga kažkokie tai elemente, tai galima sustumdyti, sutraukti ir padaryti, tarkim, kaip šį kartą su žodeliu Canva. Prie Canvos buvo ten kažkokie hieroglifai, aš tiesiog patraukiau ir jų jau nebėra, yra tik žodis Canva, kuris man ir reikalingas. Nors pagal taisyklės tekstas turėtų būti kairėje pusėje, kaip dabar šiame šablone ir visuose kituose, tačiau mums šis variantas netinka ir pamatysit kodėl, todėl viską aš sustumiu į dešinę paveikslėlio pusę, paliksiu tik tais raidės Canva kairėje pusėje. Na ir toliau tęsiu savo mintis apie tai, kodėl mums reikia dažniau atnaujinti savo paskyros viršelius. Ir jeigu žmogus užeina į mūsų
paskyrą ir pamato, kad viršelis ten, kaip aš sakau, ar nuotrauka keista prieš 5 metus, tai net nesivargina žiūrėti, kokiu turiniu dalinamės. Nes iš paskyros viršelio, asmeninės nuotraukos ir bioaprašymo, kas jūs, apie ką jūs, žmonės nusprendžia, ar likti jūsų paskyroje, ar išeiti. Ir todėl visus šiuos bazinius dalykus apie save reikia nuolatos atnaujinti, nes vyksta pokyčiai mūsų gyvenime ir atnaujinti pagal pokyčius, pagal įvykius, pagal renginius. Na, tarkim, kaip šiuo atveju pavyzdžiui, pas mane buvo vienoks viršelis, šiandien dienai aš kuriu kitą. Na ir kaip matot, viršuje įrankių juostoje galima pakeisti ir šrifto dydį, ir netgi ir patį šriftą galima pakeisti. Kas man patinka čia, kad tarkim, stumdant tekstą, galima sakyti, tai yra net tarpai yra suvienodinti, kad būtų gražus dizainas. Na ir dabar galima ir spalvas pakeisti. Aš dabar čia sugalvojau, turbūt pakeisiu spalvas pačio fono, kadangi čia 3 elementai. Tai iš 3 elementų, tai aš juos visus ir pakeisiu. Pagal save. Kadangi pirmoje pamokoje mes jau išsirinkom savo brand kito spalvas, tai dabar jau daug paprasčiau mums kurti savo vizualą. Kaip matot, tekstą po truputį stengiuosi centruoti į centrą, neišeiti į paraštės labai, nes labai kartais būna negražiai atrodo, kai būna raidės kažkur taip nukastos, tarkim, žodžiai nukasti. Nes kaip atrodo vizualas, dažnai priklauso ir nuo įrenginio. Tarkim, kompiuterio ekrane vienaip atrodys, telefono ekrane kitaip atrodys, o planšetėj dar kitaip. Ir dar noriu pasakyti, kad Canva programėlę labai puikiai galima naudoti ir telefone. Aš, pavyzdžiui, pati asmeniškai tai daugiau naudojuosi telefone, nes man tai patogiau, nors įrašą dabar darau kaip kompiuteryje. Aišku, skaidres aš darau kompiuteryje, bet turinį kuriu telefone. Ir dar dėl vienos priežasties telefonas man gelbsti, dėl to, kad kompiuteryje pas mane nėra lietuviškų raidžių, o telefone aš labai sėkmingai tekstą su lietuviškom raidėm įrašau. Ir dabar galima matyti, kaip aš telefone rašau lietuviškas raides, o kompiuteryje taip pat matosi, kad aš taisau tekstą. Dėl ko man dar labiau patinka dirbti Canvoj telefone, dėl to, kad visos nuotraukos telefonų daromos ir filmuoju telefonu ir visi vaizdai, visa vaizdinė medžiaga yra telefone. Ir ypatingai dalinantis socialiniuose tinkluose, kuriant reelsus ir storius ir panašiai, labai paprasta tiesiog Canvoj iš karto į Canvą įkelti nuotraukas ar video. Todėl kažkaip tai labai viskas paprasta ir greita ir patogu. Tai todėl man, pavyzdžiui, telefonas labiau patinka. Dirbti telefone labiau patinka, juolab, kad bet kur, bet kada, sėdint, važiuojant, ar kada kyla mintis, tiesiog įlindai į programėlę Canva ir gali kažką tai atlikti, sukurti ir padaryti, nereikia tiesiog turėti kompiuterio po ranka. Na, aš jau į pabaigą su savo paskyros viršeliu, o kaip jums sekasi, ar jūs jau įpusėjot atlikti savo užduotį? Na ir dar kartelį sužiūrim, ar visos raidės yra, ar lietuviškos raidės, ar taisyklingai viskas surašyta, nes tai yra taip pat labai svarbu. Ir viršuje dešinėje pusėje spaudžiame dalintis, yra žodelis. Paspaudžiame dalintis, iškrenta lentelė ir spaudžiam atsisiųsti.
Viršuje siūlomi PNG paveikslėlis ir mes tiesiog spaudžiam atsisiųsti ir mums siunčiasi šis paveikslėlis. Ir kai jis jau atsisiunčia, mums iškrenta lentelė, kur mes jį galime išsaugoti. Na ir paspaudžiam išsaugoti, pas mus ten atsisiuntimuose ar ant darbalaukio. Tačiau apsižiūrėjau, kad yra klaida, kabučių nėra. Canva gidas pradedantiesiems, pradžioje yra kabutės, o gale nėra. Viskas netinka, reikia ištaisyti klaidą ir per naujas atsisiųsti. Na, va taip va ir būna, ir ištaisau klaidą ir spaudžiu vėl dalintis ir vėl spaudžiu, iškrenta lentelė ir spaudžiu atsisiųsti, PNG paveikslėlis ir dar kartelį siunčiasi ir kai atsisiunčia, tada jau aš prie paveikslėlio pavadinimo dar dadedu kažkokį tai ženklą ar vienetą, tarkim dabar skaičiuką, kad atrasčiau paskui tą paveikslėlį, kurį išsisaugojau. Na ir kas toliau? Toliau mes keliaujame į savo Facebook paskyrą. Atsidarom Facebook paskyrą ir mums reikia įkelti viršelį, pakeisti žodžiu vietoj šio, įkelti tą naują viršelį. Na ir mes taip ir padarom. Atrandam savo čia išsaugotą paveikslėlį ir mes jį įkeliam. Įkeliam ir žiūrim, kas gaunasi. Šiaip per centrą dar pastumdom, kad išcentruojam, sucentruojam, kad būtų gražiai. Na ir viską sužiūrim ir viršuje paspaudžiam, kad patvirtinam, išsaugojam ir žiūrim, kaip atrodys toliau mūsų šitas visas vizualas. Šiaip kompiuterį tai mums atrodo, kad kairėje pusėje virš apvalios, kur ratukyje nuotrauka, ten atrodo lyg kažko tai trūksta, tuščia vieta ir panašiai. Bet aš jums tuoj parodysiu, kaip visas šitas dalykas atrodo telefone. Taigi atsidarau telefone savo Facebook paskyrą ir ieškau, kaip atrodo mano viršelis. Na ir matom, kad nuotrauka uždengia Canva ir pirmą žodį Canva gidas pradedantiesiems sakinio. Na ką, reikia taisyti. Grįžtu į Canva ir dabar truputėlį pastumdau raides, pastumdau tekstą ir Canva gidas pradedantiesiems padarau į 2 eilutes. Ir kaip matom, jeigu kompiuterinėme variante viskas tvarkoje, viskas vizualas gerai atrodo, tai telefone atrodo jau kitaip. Ir turint omenyje, kad šiandien dienai dauguma žmonių socialiniuose tinkluose, galima sakyti, sėdi telefone ir skrolina telefone automatiškai ir tą vizualą mato telefoninio ekrano variantą. Na, dabar mes Canva gidas pradedantiesiems darom į 2 eilutes ir viršuje yra įrankių juosta, kur mes galim centruoti, išcentruoti į kairę, į dešinę ir centre palikti šį tekstą, vėlgi palygiuoti ir kaip matot, tarpai tarp teksto irgi yra automatiškai jau čia tiesiog nurodo, parodo programėlė, tai irgi labai gerai, nereikia, kaip sakoma, ten su centimetru, su milimetrinė juostele žiūrėti ir matuoti. Taip pat elementus truputėlį galim pastumdyti, kad geriau spalvos dengtųsi. Na, tiesiog gaunasi kaip toks pakoregavimas mūsų šio viso vizualo. Dabar mes vėl dalintis, spaudžiam atsisiųsti ir jau, kaip aš sakau, 3 kartas tikriausiai nemeluos. Atsisiunčiam
jau net 3 paveikslėlį, išsisaugom ir aišku irgi jį pavadinam, pažymim, kad greičiau rastumėm ir išsisaugom. Dabar vėl mes keliausim į savo Facebook paskyrą ir įkelsim šį paveikslėlį savo Facebook paskyros viršelį. Taigi vėl spaudžiam įkelti ir randam savo atsisiuntimuose ir žiūrim, kas bus. Na va. Taip, iš tiesų šiuo atveju tai tikrai atrodo, kad kairėje pusėje virš nuotraukos yra tikrai tuštoka, bet telefone atrodys kitaip. Na, dabar čia viską sutvarkom ir einam žiūrėti, kaip atrodo telefono variantas, kaip atrodo telefone mūsų paskyros viršelis. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, teksto šriftas turi būti įskaitomas ir neturi būti smulkių labai raidelių, kurios tikrai vargina ir reikia žiūrėti įtemptai. Na, tiesiog rekomenduojama nevarginti savo sekėjų, savo auditorijos. Na ir žiūrim, kaip viskas atrodo telefone. Bet kol kas dar nepasikeitė viršelis, truputėlį pirmyn atgal pavaikščiojam ir turėtų jau viskas sušokti į vietas. Aha, dar pasižiūrim, įsikėlė šiaip jau. Dar kartelį. Viršelis kaip ir įsikėlė, bet reikia pavaikščioti. Na va. Matot, viskas dabar tvarkoj. Canva virš nuotraukos, Canva gidas pradedantiesiems šalia, viskas atrodo puikiai. Na, kadangi mano online kursas iki balandžio 6 dienos, tai automatiškai po balandžio 6 dienos aš kursiu ir įkelsiu naują savo paskyros viršelį. Na ir koks jis bus, priklausys nuo to, kokie įvykiai vyks mano gyvenime. Taigi mano rekomendacija skirti laiko būti Canvos programėliai ir kaip matėt, kartais padarytos klaidos suteikia galimybę tobulėti ir kiek kartų, kaip sakoma, kiek kartų daugiau baksnosim Canva programėliai įvairiausius elementus ir darysim ir taisysim, tuo įgausim didesnę patirtį ir tuo lengviau bus kurti. O taip pat būsim patrauklesni savo sekėjams, savo auditorijai ir įgysim didesnį pasitikėjimą, o tai didins mūsų pardavimus ir mūsų žinomumą. Na ir šios dienos namų darbas, tai pasirinkti Canva programėlėje Facebook paskyros viršelio šabloną ir pagal savo spalvas, pagal savo temą tiesiog sukurti savo paskyros viršelį ir jį įkelti į savo paskyrą. Be abejo patikrinti, kaip atrodo kompiuterio ekrane ir kaip atrodo telefono ekrane.